Labas rytas, nefilmavau rytinio milžiaus, nes ten viskas tas pats. Buvo pasveršiu, iš panakties apsiėdė gerai. Reiks prišert biškį. Ir kitus darbus daryti, pjuvenas kabinti, kur prasiveržiau ir panašiai. Nuėdžiu įsivaliau, viršiukai laukia šiandienio. Dabar reikia čia paėmė su šake, nešitė putapą, prisimeti čia priekį ir nešitė nuo šitų medinių vartukų iki kitų viršių. Ir tai kokius 3 kartus jį pakartot, kol viską pilną prinešė. Rytinis kardio, sporto salė lengva. Na, kaip matot jau, aš pavargęs, kiti laimingi valgo. Tos gyvenimas. Dalį rulį iškišiau. Dabar eisiu kitą pusę. tą patį padaryti. Šerta, antra pusė. Žiūri viršiai. Kiek liko iš rulio. Tik vidurys beliko, o viską kitą sušėrėm. Pjuveną susėmėm. Aš su savo nupjautų kibiriukų iki pusės. O aš vis likusi dalį su šių pėdą mesdavau. 170 maišų, paskui patikslinsiu, kai vis tiek reikės jos sužaišyti ir su formuotai sužaišyti, sukrauti, suvežti daržinį, čia vis tiek nestovės visą laiką. Ferguson, vidaus, priekis nelabai skiriasi nuo didžiojo, spidometras skiriasi, aišku, čia visas kuinės skiriasi. Nuo ryto nelabai kas užsiėdė, bet jo, pietai, tyni šuduką palai, pasilabinti su gyvūnais, a ne, ryžiukas. Jo. Nu ką, vakar susiraišėm maišus. Šiandien krausim į šitą šuduką mažą. 100 maišų įsiveš. Į daržinę 40 pasiliks. Nes dar reiks fermai. O, čia kaip kabina pasiverčia. Ir buvo persivertus. Taip. Nes to cilindro nebuvo, buvau užvežęs asarot, nes nebepaskeldavo. Tai biškį tepalais apėjai, nes tepau už langą. Buvo nutraukta šitą mažykį, tenais va matosi. Gal užsiriekti, nuo įsiriekį ir dėti kitą perėjimą, bet tepalų nebeleidžia, prieš tai leidžia. Viskas gerai. Leidžia hidraulinių būdų. Cilindras tai hidraulinė. Ne. Pardavinė kolonėlį. Viską ošvinų filmuosim, kai veža pjuvenas. Vienas reisas apie 22 maišiukai, tai 4, 5 reisai, plus minus 5, 6.
privalomai. Visur privažiuoju mažas membal, lankstus, viską, kelia 1,5 tonos, nors jau 27 metų. Šiaip jau 20 metų senumo. Ir neišlentų gedimų, bet kiekvienas daiktas nusidėvi, turi kažkiek sugesti. Normalu. Nu, pusį įvykiam. Žodžiu, šitie visi užrištieji daržinė, tie liks šiems metams kreikti. Neužrišti. To reiks eit prie kabikį, susitvarkyti, varyti lauk. Nes tos neužrištis reikės, ką nors sukraut gražiai, kad stovėt nesimaišyti, nes tą reiks tada turi paskui varyti lauk. Tai gausi taip krauti. Ką kula? Ošvis. Vež. Likusis pjuvenas. Bandys kažkiek išvati. Mažiau lik kangarė. Vėlė kangarė, paskui viskas būna išneišiota vėjo po kampus. Aišku, vieną ranką nėra malonu šluoti, bet įmanoma. Kaip minėjau, prie kabikai reikia išbimbinti tenais, o čia sukriausiu nerištus maišus, kurie bus šiam sezonui. Aišku, prie kabikai bardaks. Ką visada. Turto visur. Nieko. Viskas išvaloma. Ką prie kabikai, stumiu pasistačiau. Nėra sunkti, tiesiog. Po tų pjuvenų krovimo sušilęs ir jau užkaitęs, tai žymiai lengviau biškelį. Nu, čia pasilikau tie, kurie išvažiuos į fermą, ta dalis, o ten ta dalis yra jau po 15-16 dienų dar vešis į fermą. Dar liko keli maišeliai, ir bus viskas suvežta, prašluoju ir būna tam kartu viskas su pjuvenom. Dabar tiek. Išpilsim kuro. Vilnių, protestą. Porą metų gal. Nėra malonus, šiek kietas taktas kaip Belarusas. Beveik kaip paminkštimų, kaip tai Sergenė Orinė. Tai nebuvo smagu, bet vertėja. Ekstremaliai. Iškiuką pasivažinėti. Naujas rulis tai dienai šerti viršiukam. Biškį reik perkirsti. Lengviau ir skleisti. Nors yra presas ir su 12 peilių, bet vis tiek. Jis yra diržinis. Diržinis. Tai spaudžia gerai ir nelabai su nagais jį išpešti, kaip norėtųsi. Na, biškį stambios žolės, labai gerai. Veršim. Išsimes lauk, ko nesuės. Dar vieną kartą prakirsti ir bus gerai. Medžiotojo kirvis. Tai aišku, reikia medžioti pirmą kartą kitaip. Biškį fizinis darbas. Mintis vidurys man nepatinka. Jis labai sausa žolė. Sižazukas ir šiaudai. Nieko. Viršiukam kartais ir šiaudai gerai. Atrajojimui, virškinimui nėra blogai. Jau. Ką, dabar reikia į atbulą išbimbinti per vartus. Labai lėvai stumėsi, nes galinė šis labai toli, nematai kur ratai važiuoja ir labai lėvai stumta atbulą yra. Tada lietuva. Stengiuosi kuo daugiau su juo tik į priekį važiuoti, kad nevargti stumta atbulą, nes
Per vidudėlius matai jį, bet nematai, kur ratai važiuoja ir paskui staigiai užsimeta ir nusisuka. Tai orientuojas pagal aplinką. Medžiai, pastatai, debesys panašiai, kad žinotum, kur važiuoti. Jo. Kaip minėjau, reikia įsikraustyti prie kabikį, ant viršaus susimesti tentą, viską pasiruošiu, įsikabinsiu mašiną ir lėksiu iki miesto, parsivežti tokį geltoną polisterolio. Biškį reiks prie statybų pasidarbuoti. Reikia ten biškį vieną vietą aplink namą pasišildyti, nes man ten šala į vidų. Šaltis eina prie minus 26 pasijutų šiemet, tai tada reikia patvarkyti, kad nebebūtų daugiau taip. Viskas. Čia kabikė dan. Rytas prisikabinti, važiuoti, pasižiūrėti, kažkokia padanga oro leido. Prisipūsti oro ir bus galima važiuoti miestą. Nu, turi būti 3 barai, nes čia aukštas spaudimo padangas. Tai yra. Nu, netoli 0,8. Nu ką, reikia prisipūsti. Nu ką, apsirengiau. Seimo monsterį. Lėksiu į miestą. Ai, mašiną reikia valyti, vasaros reikia laukti. Nu ką, atvažiavau savo purviną mašiną. Reikia nusiplauti, reikia atrodo ablių užsipilti. Tai matot, ablių aš turiu nusipirkęs angalinį magnetą specialiai. Nes be magneto pistoletas neveikia, o iš kanių pirkti brangokį. Vieną kanį 20 litrų, 5 eurai, man atrodo, o degaliniai 70 euro centų. Nu, tai gaunasi 8 eurų pigiau, o tas magnetas Lietuvoje 6 eurų kainuoja. Tai paprašiau, šogeris parvežė iš Šveicarijos už 20 eurų. Šveicarijai pigiau, pasirodo tokie dalykai. Tai niek. Gal Lietuvoje kažkada bus pigiau. Na. Kiekis 27 litrai 19 eurų, o kur kaniukas kainuoja 20 litrų 22 eurai. 20 eurų, nu tai skirtumas yra. Akivaizdus, geriau iš degalinės susipilį. Nu ką, susipyliau ablių kaniuką, nuėjau degalinę 5 litrų kaniukas 6 eurai. Aš susipyliau 27 litrus už 19 eurų, nu tai kas čia gaunas? Skirtumas į kaniukais, tai 25 litrai man kainuotų 30 eurų. Tai, o 10 eurų staupau. Akivaizdžiai, kad pigiau gaunasi pilti kaniuką. Taip sunkvežimiai pila iš degalinės į sunkvežimį ablių. Tai tikrai nėra blogas jisai. Tai tiks ir į traktorius. Viskas. O, viršiukai, ilsisi guli. Ką, prapurtyti šianainį, nes dabar kai laukia šiltesnė temperatūra viduje, čia drėgmės daugiau gaunasi, nes vis tiek betonas viskas biškai šalės, tada gyvuliai prikvepuoja, pilsoja ir gali paskui per daug drėgmė pradėti pelėti per greitai, nespės suėsti, gausimės lauk. Tai prapurtai, prajudiniai, leidi oro įeiti į šianainį, kad nesigautų pelėsis. Ryžus įdomi, klausos įdėmiai, ką kalbam. Laukia, kada prajudins, nes tada skanesnį šianainį randa. Pats tingi rausti savo snukučių. Tik spėjau sukasti gražiai prajudinti pagal ir vėl viską išrausia. Viena koja pasidėjau savo čiliną. Nu, paliau viską. Kaip prajudinė ir ryžius jas pradeda. Kaip skaniai valgo. O taip tai ryte uošvis apsivalo šūdą. Po to aš kaip pašeriu apvalau. Ir jie mėgsta pasidaryti taip su savo gertuvėm. Liežuvių užsiversti. Tada automatiškai nepager. Jaunims. Ir po to aš kai šeriu apvalau šūdą, paskui 10 valandą. Dabar 12 valandų. Ne 12, o be 11 apvalau. O paskui vėl vakare uošvis apvalo ir miltus paduoda. Paėsti. Su polisteroliu planuoju šį čia
O. O, neimtos buvo plokštė šalin. Nes čia reikia apšildyti, virš tos buvo plokštės yra mano virtuvė antram aukšte. Ir čia yra buvo plokštė lentos. Ir 15 cm vatos. O žiemą jutos labai vėjas putė, šaltis jie į vidų labai stipriai. Tai užmėsiu 10 cm polisterolio, aparmuosiu viską. Ir turėjau žiūrėsim kitą žiemą, kai bus, manau, bus geriau negu dabar. Prisivežiu, sikrausiu čia šalia, pasimesiu, ar to eisiu, nusimsiu tą vasbų plokštę, bandysiu pridėti, prisukti, tarp išpūsiu putom, kur liks pagal sienas, ar mano mišinys, viskas vietoj, dirbti. Nu ką, viskas įsikroviau, varyt nukabinti prie kabikį, pastatyti vietą. O, keturacimėtas žaislinis 110 kubų. Šogeris savo vaikui nupirko pakaimo padarskyti. Uošvis dabar apkatkę daro. Paim kilo reik nuvažiuoti, tai dabar važinėjęs, kur nereik. Ok, vietoj, kabinu. Pakoreguojam, daug vietos neužimta. Eiti dar vieną traktorių varyti šalia. Aišku, daug kas susistatė. Ne, čia nuo to sveria gali pasitraukti gerai kitą priekabą. O, net numerių nesimat normaliai. Žvirkeliu važiuoti ir prijovai, reiks dabar plauti mašiną. O, baisu. Vakaro 4, vakarinis milžis, draugelis yra kartu, laukia +10, +11, pavasaris ateina. Vėl 1,5 valandos prie karvių, paskui namo, paskui vakare 9 vėl prie karvių. Visa rutina, žiemos metu tokia. Rocky. Nu, varom. Gazdina karvytės. Ne, jos jau pripratusios. Pažįsta, jau 3 metai šuo čia laksto. Bet žino, kad su juo geriau neprasidėti. Ir patraukia galvas, bando erzinti, bet baigęs tom, kad nusu galvas, o jisai nemėgsta kastėms. Tas akių kontakto šuo, kaip pasakyti, trenerė, kuri treniravo jį. Yra kiti, kurie puola kasti, o jisai akimis varo. O, matot, akimis gąsdina. Na, karvė. Ir čia va paskutinį kituojant pusėj. Melžiu ir aparatus plaus ir namai. Viskas, vakarinis milžis baigtas, eit namo. Čia patenkit irgi pasilaksas eit namo. Aišku, reikia patrešt gamtą. Taip, ne?
Važiavom biškį su žmona, pasiskolinam šogerio keturatį, važiavom prie Nemuno. Nu, ledai nieko nevaikšto. Viskas užšalę, bet jau kai atleis, tai vandens lygis pakils, tai apsemsiusios pievos vėl. Kaip visada vakare filtrą įmetu, jau viską padariau, įdėjau, surašiau viską. Dabar šienainį pristumdysiu darbo įrankiu. Kurios turi mažiau, perstumdai, nustumi kitoms. Turi mažiau, tai nustumi. Kad iki ryto būtų ką ėst gyvuliam. Nes jos rausės ieško, išstumdo. Ir taip abi pusės prastumdai. Būdą nuvalysiu ir viskas. Šiam vakarui tiek, iki rytojaus. Pasiklausykit. Pirmą ženklą pavasaris ateina. Paukščiai grįžo.